Labas, kėdainiečiai! Matai, ar pastebėjai, kaip greitai prabėgo visos šventės, o su jomis ir žiema? Pastebėti pastebėjau, bet po jau žiemos kažkaip nespėjau. Nors iš tikrųjų gal ir gerai, nes jinai tik tai šalta ir niuri. Bet juk žiema buvo tokios gražios ir šiltos šventės. Taip, bet jos manęs visai nesušildė. Net sklandantis amūrai per Valentino dieną ar širdutės manęs visai neveikia. Bet ar tu matėjai, kiek Kėdainiuose yra gražių porų? Tai žinoma, kad mačiau, kurgi jų nepastebėsi. Ir labai smagu, kad jos sutiko dalyvauti mūsų konkurse ir pasivaržyti. Daugeliui ne paslaptis, kad vasaris yra meilės mėnuo. Kadangi Kėdainiuose turim daug gražių porelių, porą pasikvietėme ir čia. Porelės sudalyvavo mūsų organizuotame žaidime ir atsakė klausimus vieni apie kitus. Taigi, kaip jiems sekėsi, pažiūrėkime. Aš esu Kotryna. Aš esu Ignas. Ir mes esame nominuoti Bravo porelį. Taigi, viskas prasidėjo 2013 metais. Ir paskui po kokių gal 8 mėnesių, gal nepilnų metų mokykloje aš Igną pasveikinau su Kalėdom ir mes vėl taip pradėjom susirašinėti, bendrauti ir dabar draugavom jau metus laiko ir beveik 2 mėnesius. Tai va, tokia mūsų draugystės istorija. Aš esu Mildoras. Aš Paulina. Kitaip čia būtų mano Saulytė. Nu, čia kaip, nuo ko pradėt pasakoti. Bet dabar esu labai laimingas, nes turiu savo Saulytę. Koks yra tavo močiutės vardas? Vilhelma. Vilhelma. Vanda. Nepasakysiu. Koks yra tavo didžiausias antrosios pusės pasiekimas? Jisai yra labai gabus sporte, paskui baigęs muzikos mokyklą ir šiaip jisai turi daug sugebėjimų. Nežinau, ką žinau, dainavimo gal kažkas srityje kažką pasiekiau. Išstūmė 122 kg? Ne, 132 kg. Turbūt sporte išstumtas didžiausias svoris. Koks yra jo zodiako ženklas? Ožiaragis. Ožiaragis. Vėžys. Vėžys. Koks tavo antrosios pusės mėgstamiausias hobis? Sportas ir buvimas su draugais arba su manim. Dainavimas ir tinklinis. Sportas ir motociklai. Kaip? Sportas arba motociklai, čia konkuruojantis. Kokia didžiausia jo baimė? Kad jis nelabai ir turi tų baimių, iš tikrųjų, arba bent jau man nesako. Nesugalvoju bent jau dabar. Peiliai. Peiliai. Mėgstamiausias kartu jūsų matytas filmas? Pianistas. Pianistas. Nu bent jau žiūrėjom tą pianistą, normaliai žiūrėjom tą filmą, nes tai žinai, kaip būna su tais filmais. Ale žiūri, lengvai. Kad mes labai daug filmų žiūrim. Iš tikrųjų, mes jau labai daug žiūrim, net nežinau. Čia. Kada paskutinį kartą tave kažkuom jūs nustebino, pavyzdžiui, gėlėmis ar saldainiais? Šiaip visą laiką kažko nustebino, aišku, čia buvo vasario 14 šventė, mūsų metų draugystė, bet visą laiką tai ar melai žodžiais, ar melom žinutėm, visą laiką dėmesys yra. Kiekvieną dieną stebinau, bet šiaip gal per Valentino dieną. Vakar. Per Valentino dieną. Koks yra jo mėgstamiausias patiekalas? Jisai viską valgo, aplamai viską, jam viskas yra skanu išskyrus rūgštynių sriubą. Picas patinka kebabai visokie. Kad jis labai daug valgo visko, nežinau net ką jis mėgsta. Ta prasme, jis viską valgo, viską mėgsta. Kebabai? Apie kokią studijų kryptį jis galvoja? Šiaip galvoju apie marketingą. Iš tikrųjų visai gal norėčiau marketingą studijuoti, bet taip dar neapsisprendęs. Jisai neapsisprendęs. Kas jeigu dar negalvoju. Ir kada pirmą kartą pasibučiavote? 2013, man atrodo, rugpjūtį. 2013 rugpjūčio mėnesį. Jaučiu kokias spalio 16 gal kažkur. Prieš 3 mėnesius. Pirmosios vietos nugalėtojai laimi šį išskirtinį prizą, kurį įteikė Darius Biriukas. Na, o antrosios vietos nugalėtojai laimi Pagodos prizą, nes visos porelės yra nuostabios. Eik tu sau, dėl tokios dovanos tai aš dar ir netokių dalykų būčiau pridavęs. Tu gal neturi ką veikti? Juk pavasaris. Eik į lauką ir užsiimk kokią nors veiklą. Šiandien esame Kėdainių miesto parke. Matui bei jums parodysime, kaip galima linksmai praleisti laiką. Miesto parke sutikome ir gulbes. Jeigu norite su jomis pabendrauti, ateikite čia.
Kaip sekasi gulbės? Kaip pavasaris? Gulbės! Atsakymo nėra jokio. Valentino diena jau prabėgo, bet vienišas Valentinas sėdi miesto parke ir laukia savo mylimosios. Galbūt išsipildys jo svajonę ir susiras jisai panelę. Juk pavasaris. Pavasarį galima ne tik vaikščioti po miesto parką, galima važinėti su riedučiai, su paspirtuku, riedlente, o mūsų šiandien Povilas važinėja su longboardu. Labas, Povilai! They see me rolling, they hating, but rolling and trying to catch me right, trying to catch me right, trying to catch me right. Štai taip mūsų panelės ruošiasi vasarai. Ieva, ką čia darai? Prieknimas. Duok ir man pamėgint. O mūsų Matas strakalioja į pavasarį. Atėjus pavasariui, nesėdėkit namuose. Susitikite su savo draugais ir praleiskite linksmai laiką, kaip mes jį leidžiame dabar. Geras dalykas tas šiltas oras, kuris atneša į mūsų kasdienybę įvairovės. Bet dar smagiau, ką nors nuveikti įdomiose vietose. Kokiose? Galbūt Rinkos aikštė? Ar kokios nors draugės sodyba? Rinkos aikštę geriau palikim turistams. Paieškokim kažko įdomesnio. Kamilė, mes gyvename iš ties labai gražiame mieste. Čia yra labai daug gražių lankytinų vietų ir, žinai, aš turiu tau idėją. Jeigu mes kelias iš šių vietų šiandien aplankytume? Manau, tai puikiai mintis. O nuo ko pradėsim? Pažiūrėkite. Kėdainiuose viskas gražu, kaip ir ši lankytina vieta. Tikrai, ši vieta išties labai graži. Galbūt eime pamaitinti gulbių? Turiu pasiūlymą. Čia netoliese yra viena labai graži gatvelė, kuri atsidarysiu visai greitai. Ir vienas žmogus mums apie ją papasakos. Norėtų? Nuo ko kilo idėja įsteigti šią naują džiazo gatvę? Idėja kažkaip gavosi savaime, mes mūsų komanda ten bediskutuodami, bekalbėdami aplamai apie Kėdainius, besikeičiant miestą į kitą tokią pasaulietišką daugiau kryptį. Kažkas ten, tiksliau žmogus, netgi ne kėdainiškis, sako, tai būtų kažkas tai tokio labai faino padaryti Kėdainiuose, ar tai džiazo skverą, ar gatvelę, ar kiemą, kažką tai tokio. Ir taip viskas baigėsi ir praėjus kažkiek tai laiko šitą idėją vėl jinai iškilo ir jinai pasirodė gan utopinė iš tikrųjų. Kai manote, ar ši gatvė pagyvins Kėdainių senamiestį? Yra toks tikslas, kad jinai pagyvintų, bet aišku, šitam reikės laiko, nes vien pavadinimo lentelės užkalimas ant namo tai nieko neduos. Mes dabar bendraujam su Kėdainiu ir šiaip Lietuvos street arto menininkais ir šiaip vietiniais menininkais, kad kažkokių instaliacijų pagalvoti, kažkokių akcentukų, kažkokių netgi pagrojimų čia galima būtų padaryti ir šiaip taip mes tikimės, kad jinai bus lankytina vieta be abejo. Taigi balandžio 30 dieną kviečiame visus kėdainiečius į šios džiazo gatvės atidarymą. Lauksime jūsų. Lauksime jūsų, sekit informaciją, laiką, pasakysim tiksliau vėliau. Bus smagu. Ačiū Ievai ir Vitarai, kad mane supažindino su šia nuostabia gatvele. Balandžio 30 dieną tikiuosi čia sutikti ir daug jūsų. Na, o dabar keliaukime į mūsų paskutinę lankytiną vietą. Šis ramybės skveras man išties labai patinka. O ką tu manai apie jį? Man kažko trūksta. Artėja kovo 11, tu nemanai? Tu taip pat galvoji apie pilietiškumo iššūkį? Būtent. Galbūt nuspalvinkime šį ramybės skverą Lietuvos trispalvės spalvomis.
savo darbo, ar jautiesi patriotiška, ar pasirengusi kovo 11? Tikrai taip. Labai džiaugiuosi, kad pavyko jūs paremti tiek daug Ramybės skvero. Jeigu kas nors sugalvosite pasinaudoti mūsų patarimais ir pakeliauti Kėdainių rajone, neaplenkite ir miestelio, kuris dabar skelbiasi esąs Lietuvos mažoji kultūros sostinė. O tai jis čia kažkaip pasitarnavo tą titulą, ar kaip? Povilas lankėsi šiame miestelėje ir susuko reportažą. Pažiūrėkim ir įvertinkim. Jaunimo reikalų taryba visą laiką palaiko Kėdainių jaunimo iniciatyvas, tokias teigiamas, ir aš manau, kad Josvainiai galėtų turėti atvirą jaunimo erdvę. Josvainių jaunimas susiduria su tokiomis problemomis, kad neturi ką veikti prasmingai ir kur veikti. Nors, aišku, yra daugybė būrelių ir veiklų, kas prieštarautų mano prieš tai pasakytam teiginiui, bet daugybė žmonių tiesiog nenori savęs tikriausiai sprausti rėmus ir galbūt jiems tiesiog reikia vietos, kur galėtų ar tai pasišnekėti, ar tai patreniruoti savo raumenis, ar tai kokį stalo žaidimą pažaisti, ar tiesiog praleisti laiką. Kaip Josvainių bendruomenė priima tokią jaunimo iniciatyvą? Kadangi mes ir bendradarbiavom su Josvainių bendruomenė, iniciatyvą priima teigiamai, bet būtent dabar po šito posėdžio tokio su jaunimo reikalų taryba, tai pamatėm, kad galbūt dar per drąsiai, kaip sakant, užsinorėjom, reikia dar padaryti iki tol keletą žingsnių, tiesiog pabandyti susirinkti būtent tikslinį auditoriją ir kultūros centre, tiesiog ugdyti bendrą kultūrinį lygį ir sąmoningumą. Na, iš tiesų, mūsų rajone veikia 7 atvirosios erdvės, tai reiškia, kad prie jau veikiančių savivaldybės biudžetinių įstaigų, kultūros ar tai švietimo įstaigų yra patalpos skirtos jauniems žmonėms leisti laisvalaikį, kada jie yra laisvi nuo mokslo, savo darbo ar kitos veiklos. Na, tai yra labai smagu, kad turime tokių erdvių, tai reiškia, kad yra sudarytos sąlygos jaunimui įsimti veiklą pagal jų poreikius. Tai reiškia, kad jaunas žmogus gali ateiti, būti ir tarsi nieko neveikti, bendrauti su savo bendraamžiais, gerti arbatą, kalbėtis, o po to iš jų bendro buvimo vis tiek gimsta tam tikros idėjos, iniciatyvos, kurias suaugusieji būtent tų įstaigų darbuotojai ir padeda jiems įgyvendinti. Ką mėgsta jaunimas veikti? Na, tai žinoma, visų pirma, patraukliausia jų laisvalaikio forma, užimtumas yra sportinis, mėgsta treniruoklius, mėgsta sportuoti lauko krepšinio aikštelėse, bet ir viduje, kada oras nėra palankus, jie mėgsta gerti arbatą, kalbėtis, protų mūšius turėti, žaisti kitus sportinius ir stalo žaidimus. Aš dalyvau konkurse Švenčių laisvė, ją organizavo Misija Lietuva su Delfi portalu ir tenai buvo labai paprasta užduotis, tai reikėjo programėlę Instagram patalpinti vaizdo įrašą, kiek ten 15 sekundžių ir tiesiog pasakyti, kodėl aš švenčiu laisvę ir uždėti tam tikrą žymę ir kad tiesiog matytųsi interneto vartotojai. Kas pastumėjo tave sudalyvauti ir išreikšti save būtent taip? Iš tikrųjų, nežinau, net negaliu taip atsakyti, kodėl. Tiesiog jaučiau, kad pamačiau, jog yra kažkoks toks konkursas, galvoju, vis tiek bus daugybė žmonių jaunų Lietuvoje, kurie norės irgi padaryti tą video ir galbūt laimėti tokį išskirtinį prizą trispalvę. Tai tiesiog pagalvojau, kodėlgi ne, nes visgi jaučiuosi patriotiška ir kaip tik noriu skleisti žinią, kad reikia būti patriotiškiam, ypač mūsų kartai, kurie mėgsta migruoti ir tik tai šaukti, kokia valstybė bloga ir nieko nedaryti dėl jos. Tai tiesiog taip gimė idėja, patalpinau vaizdą įrašą ir paskui pasižiūrėjau, kad žmonių, kurie patalpintų įrašą, Lietuvoje buvo labai nedaug. Josvainiai tikrai šaunus miestelis ir šaunus ten gyvenantys žmonės. Viena iš jų - Josvainietė Vaiva, Josvainių savanorių komandos narė. Labas, Vaiva. Labas, Agnė. Kaip tau sekasi? Man gerai, kaip tau? Viskas yra puiku. Nepačiupo tavęs gripas? Oi ne. Man kažkaip jau kabinasi. Žiūrėk, turim tau keletą klausimų.
Kaipgi Josvainiuose atsirado savanorių klubas? Na, viskas prasidėjo, kai viena iš savanorių Emilė buvo renginiai ir sutiko mūsų dabartinė vadovė Danguolė Raudeliūnienė. Ir taip nusprendė, pašnekėjo, kad šiais metais Josvainiai taps mažąją kultūros sostinę ir pasidžiaugė kartu. Emilės paklausė, ar jaunimui bus ką veikti Josvainiuose. Taip ir susibūrė ta savanorių grupė, nes renginių bus daug, reikės pagalbos. Tai taip viskas ir susikūrė. O kokio amžiaus pas jūs yra savanoriai? Mažiausias mūsų narys yra 7-okas, tai nuo 12, nuo 13 metų. O kokius renginius žadate planuoti? Vieni iš didesnių, manau, tai Josvainių miestelio šventė, kuri vyks birželį. Taip pat Liepos mėnesį viena iš didesnių, tai Kėdainių rajonų bendruomenės sąjūdis. O iš artimesnių, kiek žinau, tai kovo mėnesį planuojam protų mūšį, paminėti kovo 11 dienai, ir begalės kitų. O jau esate ką nors, jau vyko koks nors renginys? Taip, vyko dabar vasario 16 paminėti šventę, taip pat tuo pačiu metu, kaip ir atidarimas šio, kad Josvainiai mažoji kultūros sostinė. O ar patys josvainiečiai nori dalyvauti visose organizuojamuose jūsų renginiuose? Šiaip taip, gausiai susirenka į visus vykstančius renginius, visas parodas ir mielai prisijungia ir dalyvauja. Dėkojame Vaivai. Matai, jinai yra labai simpatiška ir aktyvi panelė. Gal numeriukų paprašyti? Koks dar numeriukas Agnė šiais laikais? Taigi Facebook'e galima viską daug paprasčiau surasti. Šaunus jaunimas, tai turbūt miestelio sėkmės paslaptis. Tikiuosi, kad jaunimas šaunus ne tik Josvainiuose, bet ir visose Kėdainiuose, o tai mums parodys bravo mokiniai ir tikiuosi, kad mokiniai bus tikrai bravo. Jau prakalbant apie bravo mokinius, man labai knieti sužinoti, kas bus šiais metais. Taigi, manau, būtų labai smagu pakalbinti šio renginio organizatorės. Ir beje, Matai, aš nominuoju. Kuo? Bravo velnias? Ne, bravo linksmiausia. Kai būsi tokia rimta kaip aš ir būsi išrinkta bravo politiškiausia, tada gal ir rimčiau pakalbėsim. Ar tu moki nors Lietuvos himną? Labas! Šiemet jau 13 kartą vyksta. Velniškai juokingi. Velniškai geri. Velniškai įdomus. Bravo, mokiniai! Čia filmuoja? Tipo nesimato. Ką tipo nesimato? Gerai, tiek tos. Traukit ir mane. Nežinau. Iš tikrųjų kalbame apie viską. O tai šia mokykla nėra labai dažnas dalykas. Nežinau, gali. Ir truputį sportuoju. Ir man atrodo, jie tą labiausiai supranta. Aš Regina. Oi, viskas ekspromtu gaunas, net nežinau. Aš Jonas, bet draugai šiaip tai Regina vadina. Aivo. Bravo, kaip? Sakyk tu. Čia daug įvykių buvo, susipažinti. Pilietiškiausias ar pilietiškiausi? Tai ką, žinau. Ką toliau? Taigi susitinkam jau balandžio 1 dieną. Pramogų centre Vikonda. 19 valandą. Tai tada aš nubalsuotų už geriausius. Ne, palauk, dar neik, dabar žiūrėsim Paulino šokį. Gerai, tada žiūrėkim Paulino šokį. Žiūrėkit ir jūs, o kitą mėnesį laukite naujos Kėdainietis TV laidos. Iki! Kas ten, kur tu eini, kas slepia tavo kerinčios akys. Išduok, ką tu jauti, kai matai mane ant kelių prašant pasiliek. Tik dabar suprantu, kad pabėgt nuo tavęs negaliu. Tu žinai, aš apsėstas esu tavimi, aš iš proto einu. Aš iš proto einu. Aš iš proto einu. Aš iš proto einu.
pabaiga. Tikėjau bus kitai, bet mane gana. Ar tu žaidi dabar, kai žinai, jog savo rankose laikai mane? Nesvarbu, kas teisus, aš tik noriu, kad būtų smagu. Tu nuodai, nuo kurių atsiplėšt negaliu, aš iš proto einu.